kodėl Klaipėdos miesto poliklinika jau 2 metus negauna sutarties dėl specialistų apmokėjimo ir paslaugų teikimo, pavyzdžiui, vaikam, pulmonologų, gastroenterologų, dietologų, nefrologų paslaugų. Tai galiu atsakyti, kadangi viešosios įstaigos pasirašant sutartį šiai dienai nėra kaip prioritetas ryšių prieš privatų sektorių. Kadangi sutarčių sudarimo tvarka yra absoliučiai vienoda tiek viešosiom įstaigom, tiek privačiom. Šiais metais buvo kalbama, kad galbūt viešosios įstaigos bus prioritetinės ir joms bus sutartys sudaromas visom paslaugom, kuriom reikia. Kadangi teisės akto tokio nėra, tai sutartys yra sudaromos vienodai tiek su viešosiom, tiek privačiom įstaigom ir yra taikomas visom įstaigom vienodas paslaugų planavimo modelis. Pirmiausia yra paskaičiuojamas paslaugų poreikis. Paslaugų poreikis, kaip žinot, yra skaičiuojamas šalies mastu, regiono mastu, savivaldybės mastu. Minėtos paslaugos, kai kurios yra savivaldybės mastu, kai kurios yra regiono mastu, gal kai kurios yra netgi šalies mastu. Kadangi yra paskaičiuotas paslaugų poreikis, o toliau pagal turimas lėšas yra skaičiuojamas paslaugų mastas. Ir pagal paslaugų poreikį šitų paslaugų Klaipėdos miesto, Klaipėdos savivaldybei ir Klaipėdos regionų paslaugoms ir nebuvo šios paslaugos ir nebuvo įtrauktas į sutartį. Ne praėjusiu, o už praėjusiu rudenį motyvas buvo ne dėl tvarkos arba poreikių skaičiavimo, o dėl to, kad per vėlai pateiktas prašymas. Tai gali būti už praeitais metais, kai buvo, Taip, ir ligonių kasos pažadėjo, kad kai kitais metais, tai reiškia praėjusiu rudenį, kai bus laiku pateiktas prašymas, Klaipėdos miesto poliklinika, kuri yra dar ir 37 šeimų centrų įstaigos viršūnėje, kaip steigėja, pateikė laikų prašymą, tačiau negauna paslaugų. Ir aš čia konkretizuosiu, gerbiama Alma, situaciją. Ir nežiūrinti tai, kad aš atstovauju Klaipėdos krašto bendruomenių asociaciją, bet užduosiu ir kaip mama, ir kaip tėvų atstovė tokį klausimą. Kai jūs vertinote pakankamumą paslaugų, gal jūs esate girdėjus ką nors apie tai, kad pavyzdžiui dietologo paslaugas, ar ne, kur turi 7 privačios įstaigos pasirašiusios sutartį, teikia nuotoliniu būdu šitas paslaugas. Tačiau miesto poliklinika turi gyvai savo specialistą. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, aš pati kaip mama dabar 3 mėnesius ieškau nemokamo talonėlio savo vaiko, pilvo organų echoskopijai. Nemokamai. Mokamai pilna, nemokamai nėra talonėlių. Ir kai jūs sakote, kad tos paslaugos yra labai gerai užtikrinamos, ir nes tokia tvarka, tai mano klausimas labai konkretus. Kaip jūs sakote, kad nėra prioriteto, nes dar įstatymas neįsigaliojęs ir taip toliau, bet prioritetas yra Lietuvos Respublikos konstitucija, kuri užtikrina Lietuvos piliečių teisę į nemokamą mediciną, gydymą ir paslaugas. Taip, aš viską šitą puikiai suprantu, bet jūs supraskite ir tai, kad pinigai, kuriuos patvirtina Seimas kiekvieną rudenį, tai yra kiekvienos žiemos pradžiai, yra baigtiniai. Ir nėra tų pinigų tiek, kad mes galėtume atliepti visų gydymo įstaigų norus. Aš jums galiu pasakyti situaciją, kokia buvo šiemet pasirašant sutartis. Yra įstaigų derybų metu 250 milijonų viršaus prašoma nei tiek, kiek pasiūlėm sutartis, kiek gali biudžetas,
250 milijonų papildomų prašymų, tai leiskit, tai tada aš jūsų noriu paklausti, iš kur valstybinė ligonių kasa turi paimti pinigus, jeigu dabar mūsų Respublikos prioritetas yra gynyba. Kiek Seimas skiria, tiek mes visus pinigus išdalinom. Ir pinigų Gynybai. Yra, taip, gynybai. Norėčiau sužinoti, kokia yra ekonominė nauda sukūrus šitos visus sveikatos centrus ir ką jie veikia. Kam jie buvo sukurti ir ką šiandien dienai, kokią turime ekonominę naudą. Taip, jie yra sukurti, yra įgalinti veikti, bet šitam pranešimui mes neįsigilinom ir neperžiūrėm šitos veiklos. Mes galim pateikti, atsiprašau, tikrai už šitą papildomai jums atsiųsim medžiagą. Gerai. Ja, viešoje erdvėje mes matom Klaipėdos miesto sveikatos centro, trečios buvusios poliklinikos antro lygio specialistų 2 metai nesutikima ligonių kasų sutartis. Tai noriu paklausti, kame yra problema? Negi Klaipėdos mieste yra pakankamai vaikų pulmonologų, jeigu palei poreikiai nėra sudaromas sutartis netgi su specialistais. Tai čia kas čia yra? Kodėl? Nes buvo žodinis susitarimas, kad sudarysit sutartį. Aš suprantu, čia ne dėl šeimos gydytojų, bet yra PSPC ir matom viešoje erdvėje sklando žinia, kad yra 2 metai. Tai aš suprantu, 1 metai, tai gal nebuvo ten laiku pateikti dokumentai, bet 2 metai ir jeigu buvo diskutuojama su ligonių kasom, kad sudarysit sutartis, tai kaip čia dabar gaunasi? Ligonių kasa sudaro sutartis pagal iš tikrųjų nustatytas tvarkas. Nėra kažkokio prioriteto pagal dabartinį reguliavimą viešom ar privačiom įstaigom. Visos įstaigos su visom sudaromos vienodom sąlygom. Iš tikrųjų, ar sudaryti sutartį ar ne, yra vertinami paslaugų teikimo poreikiai ir pagal finansavimą mastas. Ir jeigu iš tikrųjų tas mastas nėra užtikrinamas, atitinkamai arba savivaldybėje, arba regione priklausomai nuo konkrečios paslaugos, tuomet sudaroma sutartis. Jeigu pagal skaičius iš tikrųjų žiūrima grinai skaičiais ir nesudaroma sutartis, jeigu nėra patenkinamas. Jeigu yra patenkinamas mastas. Šitam centre dirba 22 šeimos gydytojai. Ir ar mes norim suteikti pacientui, kad neišeinant iš patalpos gauti tolesnį apžiūrą, ten echoskopiją ar ten vaikų kaip ir pulmonologą, kaip yra tikrai Klaipėdos mieste, tikrai regione nėra perteklinis, tai ar mes norim išsiųsti susiuntimo į kitą įstaigą, koks yra dabartinės valdančiosios visą laiką reglamentavimas, kad viešosios įstaigos stengtis, kad gautų paslaugos daugiau ir sutartį sudarinėti. Tai kiek žinau, tai šiuo metu ir yra diskutuojama dar dėl įstatymo pakeitimo projekto, būtent suteikiančio pirmenybę viešosiom įstaigom. Iki šiol, kaip ir minėjau, tokios pirmenybės įstatyminėme lygyje nėra niekur suteikta ir sudaromos sutartys bendra tvarka. Aš norėsiu gauti komitetas visas turbūt, koks yra poreikis vaikų specialistų Klaipėdoje ir ar tikrai yra patenkinimas atsakymą.